Ir žodžiu, žiūriu aš šitą išvadą ir galvoju, nu, pizd. Ir čia turbūt buvo mano paskutinis didžiausias smūgis, per kurį aš netekau kažkurios savo vidinės kibirkšties dalelės, pats juodžiausias taškas mano gyvenime. Aš atsidūriau kaip tarp dviejų ugnių. Iš tikrųjų, aš iki galo nežinojau, ar man pavyks atgauti savo namus. Aš jaučiau, kad šita situacija yra vienas lemtingų kritinių mano gyvenimo savigynos taškų. Tiek išsiraudojau, išsigėdėjau ir išsipanikavau. Aš nusprendžiau apeliacinėme teisme atstovauti save pati. Tas mano pozicijos tvirtumas dėrybose ir silpnumo nedemonstravimas siuntė signalus visoms įtrauktoms šalims, kad aš atgal neatsitrauksiu. Materialumas blokuoja dvasingumą. Aš guldavausi 11, keldavausi 3, medituodavau iki 5, o tada eidavau į darbą. Kitas žmogus, žiūrintis paprasčiau, gal jau seniausiai būtų į viską spjovęs ir pasidavęs pusiaukeliai. Vienintelis dalykas, kurį mes garantuotai gyvenime turime, tai kad mes mirsime. O dėl visų kitų dalykų gyvenime niekas garantijų nesuteikia. Ir kur dabar mano situacijos kontrolė? Subiniai. Sveika, mano miela klausytoja, atvykusi į pasakojimo tęsinį apie mano pastarųjų 6 metų gyvenimo karuselę, kurioje labai smagiai pasivažinėjau. Kas dar nežiūrėjote šios istorijos pirmos dalies, labai rekomenduoju nueiti į mano kanalo video biblioteką ir pirmą pasižiūrėti pirmąją dalį, kad suprastumėte, apie ką eina kalba šioje dalyje. O su tais, kurie pirmą dalį jau peržiūrėjote, mes tęsime nuo tos vietos, kurioje baigiame. Taigi, 2021 metų vasara. Liepos vidury, pačiame teismo įkarštyje tarp manęs ir vaiko tėčio, į mano zodiako ženklą 9 mėnesiams įeina juodasis mėnulis Lilith. Apie jį mane buvo perspėjusi iš anksto Palmira Kelertienė, pas kurią aš kartais konsultuojuosi. Man jau prieš tai karuselėje buvo labai pasidarė linksma suptis, bet įėjus juodajam mėnuliui turėjo pasidaryti dar smagiau. Ir iškart po to, rugpjūtį, mano bute įvyksta užpilimas. Trūksta mūsų tualeto bakelio žarnelės jungtis ir mes patys save užpilame po grindimis. Taip, mane perspėjo, kad bus iššūkių laikotarpis. Taip, aš tam ruošiausi, bet ne, aš tikrai neįsivaizdavau, kad iššūkiai pradės sluoksniuotis vienas ant kito, kol galų gale susidarysi kažkokią neįtikėtiną virtinę, kur aš jau nebežinosiu, kaip man visą tai išgriebti. Ir kaip kompiuteriniam žaidime lygis po lygio darysis vis sunkiau ir sunkiau. Tai dabar aš praktiškai užpilimų ekspertė, o tada dėl patirties ir žinių stokos aš apie užpilimus neišmaniau lygiai nieko. Nei kad būtina skubiai kelti grindis, nei kad būtina statyti drėgmės surinktumus ir džiovinti drėgmę, nei kad visus žalos vertinimus būtina filmuoti. Kadangi tuo metu mes palaikėme reguliarų kontaktą su statytoju, tai dėl žalos atlyginimo ir atsitikus įvykiui apie jį pirmiausia pranešiau statytojui. Kreipiausi raštu, nusinčiau nuotraukas, nes fiksavau viską, kas vyko. Pasikreipusi statytoją dėl įvykio, šis nepateikė adekvataus žalos likvidavimo sprendimo, pasiūlė palaukti, kol drėgmė iš konstrukcijų išdžiūs savaime ir esą, kai jau bus išdžiūvusi, tada jie imsis konstrukcijų atstatymo darbų. O kadangi aš nesuvokiau tuo metu realaus žalos masto, tai su pasiūlymu sutikau, palaukti. Ir mes su dukra likome gyventi toliau užpiltame bute, kaip niekur nieko. Kol vieną dieną ėmėme kosėti kaip garvežiai ir labai stipriai sirgti, o atsilūpusiose konstrukcijų vietose aš pradėjau aptikinėti juodojo pelėsio židinius. Tada mes išsikvietėm pelėsio specialistą, kuris per trumpą laiką man labai atvėrė akis ir aš supratau, kad visi iki tol mano daryti veiksmai buvo netikslingi. Kad jokių būdų nebuvo galima leisti džiūti konstrukcijoms savaime, nes visų pirma jos iš karto pelyja, šildomos grindys, didžiulė drėgmė, tai tiesiog idealios šiltnamio sąlygos pelėsiui veistis. O visų antra, konstrukcijos paliktos džiūti savaime, džiūtų mažiausiai 1,5 metų. Ir aišku, supratau, kad mes sergame ne jokiais ne virusais, o visų pirma, tai pelėsio intoksikacija. Ir kad mums būtina kuo skubiau nešti klumpes iš šito buto. Viską detaliai laiške pateikiau statytojui ir paprašiau jo suteikti mūsų name pakaitinį būstą, tuo laiku, kol mes negalime gyventi užpiltame bute, nes žinau, kad statytojas turi tokią galimybę. Tačiau po tokio laiško pateikimo įmonės direktorius kažkaip keistai pradėjo sukti uodegą. Ignoravo mano prašymus dėl pakaitinio būsto, pareikalavo atsiųsti žalos eksperto išvadas vertinimą. Ir aš supratau, kad tas gan jaunas asmuo, kuris tuo metu vadovavo įmoniai, irgi pats neturėjo žalio supratimo apie užpilimo žalos likvidavimą ir atsitikus įvykiui patarė visišką nesąmonę. O kai ta nesąmonė pradėjo smirdėti, jis pasitarė su vyresniais labiau patyrusiais savo kolegomis, pakeitė komunikacijos
toną ir strategiją. Tada viską imta daryti pagal protokolą, be jokio humaniškumo, nors prieš tai visa komunikacija buvo vykdoma geranorišku tonu. Esminis iššūkis buvo tame, kad kadangi tuo metu man jau vyko vienas teismo procesas, aš neturėjau jokių papildomų lėšų dengti jokioms papildomoms išlaidoms. O ekspertizė 1000 eurų, pakaitinio būsto nuoma 300 eurų, teisininkų konsultacijos 120 eurų ir taip toliau ir panašiai. O aš naujame mieste, praktiškai nieko nepažįstu, vaikas mažutis, abidvi labai sergame, išeiti iš savo buto nebuvo aišku nei kur, nei kaip. Prie pinigų temos, ką daryti tokiais atvejais, kai pinigų visiškai nėra, mes dar grįšime video pabaigoje. Ir aš staigiai pradedu ieškoti, kur mes su dukra bent laikinai galėtume prisiglausti ir vieni geri žmonės mėnesį sušelpė labai kuklų butuką, neimdami jokio nuomos mokesčio. O tuo pačiu pradėjau skambintis ir tartis su statybų teisininkais, nes laikas nuo įvykio vis ilgėjo, o situacija darėsi vis komplikuotesnė. Supratau, kad gražiuoju susitarti su statytojų reikalai man jau nebepaeis ir kad man daug paprasčiau yra reikalauti žalą atlyginti per draudimą, o draudimas jau lai išieško. Įsigilinau, kad pagal sutartį draudimui priklauso apmokėti iki pusės metų pakaitinio būsto nuomą, kol negalime gyventi užpiltame bute. Ir taip mes su dukra persikeliame antrą kartą jau į nuomojamą butuką. Draudimas atsiuntė savo žalų ekspertą ir įvertino užpilimo žalą. Bederinant su draudimu tolesnius žalos likvidavimo veiksmus, aš visiškai netyčia, netikėtai išsiaiškinu, kad, kaip neretai tai būna su draudimais, dalies žalos buvo pasistengta tyčia nefiksuoti, kad atstatymo kaštai būtų kuo mažesni. Tai yra likviduoti žalą ne taip, kaip teisinga, pilna apimtimi, o taip, kaip draudimui labiau apsimoka. Ir kad draudimo ekspertas žalą įvertino subjektyviai, draudimo interesų naudai. Nes užpilimo padaryta žala konstrukcijoms buvo ne tik tai drėgmė, bet blogiausia užpilimo žalos dalis buvo pelėsis įsimetęs į konstrukcijas užpilimo rezultate. Ir kurį buvo galima aiškiai užuosti, bet labai sudėtinga įrodyti, todėl kad jisai visas buvo konstrukcijų viduje pasislėpęs didžioji pelėsio dalis. Grindlentėse, grindjuostėse, po durų rėmais ir tualeto sienelėje, į kurią buvo tualetas įmontuotas, visa sienelė iš vidaus buvo supelėjusi, išoriškai nieko nesimatė. Ta pelėsį buvo būtina išnaikinti, kas reiškia papildomi griovimo, tai yra sienelę reikėjo griauti, papildomi atstatymo darbai ir pelėsio naikinimo darbai. Ir kadangi nieko išoriškai nesimatė, tai to žalos kaip žalos niekas ir nefiksavo. Buvo pasiūlyta tiesiog išdžiovinti ir palikti kaip yra. O gyventi man su konstrukcijomis supelėjusiomis, su pelėsių konstrukcijų viduje, tai netiko. Taigi aš su raštiška pretenzija kreipiausi į draudimą dėl neobjektyvaus žalos vertinimo. Tačiau viską, su kuo aš nesutikau, reikėjo įrodyti iš savo pusės. Man neužteko tiesiog pagrįsti savais žodžiais. Aš turėjau turėti aiškių kontrargumentų. Ir buvo pasitarta su teisininkais, teisininkų rekomendacija buvo savarankiškai samdytis nepriklausomą žalos ekspertą. Aš jį susiradau, aš jam pateikiau visus vaizdinius ir rašytinius įrodymus, kad jisai padarytų surašytų nepriklausomą žalos vertinimą. Ir užbėgant dabar trumpam įvykiams už akių, pasakysiu tik tiek, kad įvertinto žalos suma maždaug 6 kartus viršijo tą sumą, kurią žalą įvertino draudimas. Kai pasikreipiau į draudimą, labiau sujudo ir statytojas, todėl kad tai vis tiek yra jo atsakomybė kompensuoti žalą, nesvarbu ar per draudimą, ar tiesiogiai. Ir statytojas ėmė dėti pastangą su manimi susitarti, bet padaryti tai neoficialiai, be jokių raštų, be jokių dokumentų, be jokių sutarčių, be nieko. Žodinėje formoje, nes panašu pasižiūrėję į mane, pagalvojo, kad na štai šita jauna mergaitė, nemačius gyvenimo, nepatyrus suvokimo neturinti, ją būtinai reikia kažkaip tai suvystyti paprastojų būdų ir nesivarginti daugiau. Taigi įmonės direktorius atvyko susitikti su manimi gyvai, su juo buvo dar viena ponia ir jie dviese pradėjo mane psichologiškai spausti, rinktis ne man palankius, o jų įmoniai palankius veiksmus. Aišku, manipulacija buvo užmaskuota po labai geranoriškais pasiūlymais, bet kadangi tuo metu mano patirtis su manipuliuojančiais žmonėmis jau buvo ne pradedančiojo vartotojo lygyje, o pažengusiojo, tai aš labai aiškiai mačiau, ką iš tikrųjų žmogus turėjo omeny, kokie buvo jo ketinimai už jo žodžių. Ir jisai kalbėjo vieną, o švietėsi man kiaurai visai kas kita. Tikrieji ketinimai, apie kurios garsiai kalbama, nebuvo. Aišku, aš atsakiau, prašau visų savo pasiūlymų žalos atstatymo klausimų atsiųsti man raštu elektroniniu paštu. Todėl, kad po visų savo manipulacijų praeitų gyvenime aš jau labai gerai žinau, kaip nereikia daryti. Po ko žmogus išvyko ir tada aš jau gavau neploną A4 formato papkutę su laiškeliu iš teisininkų kontoros.
Tikriausiai su tikslu padėti man truputėlį siūktelti į kelnytes. Ir vieną dieną, gruodžio 28-ąją, aš profilaktiškai nuvykstu į savo butą ir tenai randu įjungtą grindų šildymą. Reikia pažymėti, kad šildymo jungikliai, šildymo reguliatoriai visi yra įrengti bendrose namo patalpose, kas reiškia, kad iš esmės prie jų prieiti gali bet kuris norintis. Ir koks sutapimas? Savaitę prieš tai į mane vėl raštu pasikreipė statytojas, siūlydamas iš savo pusės pats atlikti savo žalos nepriklausomą ekspertizę. Ir čia aš suprantu, kad šildymas įjungtas neatsitiktinai, o tam, kad išgarinus maksimum drėgmės, liktų minimum žalos pėdsakų ir plus per tą laiką, kol pirmyn atgal mes čia aiškinomės, praėjo ilgi 4 mėnesiai ir žala bet kuriuo atveju visos konstrukcijos jau buvo pradėję džiūti. Šis incidentas mano vidiniai teisingai daliai buvo tikrai nemažas šokas. Aišku, aš iš karto rašau oficialų laišką statytojui, taip tiesiai ir parašydama, kad aptiktas įjungtas šildymas mano bute ir kad tai labai įdomus nepaaiškinamas sutapimas. Gal ką nors apie tai žinote? Tai baigėsi mano 21 metai, o kartu su jais baigėsi ir teismas tarp manęs ir vaiko tėčio, kuris irgi paraleliai vyko kartu su visu šituo užpilimo cirku. Baigėsi, sakyčiau, gan objektyvių teismo sprendimų, kur buvo po lygiai atsižvelgta tiek į mano, tiek į vaiko tėčio interesus ir argumentus. 22 metų pradžioje aš turėjau gauti dokumentą su nepriklausomo žalų eksperto vertinimu ir matau, kad kažkaip keistai vilkina. Aš domiuosi, raginu, gaunu tą dokumentą ir dideliai mano nuostabai jame pateikta tik dalis informacijos ir faktų apie įvykio eigą, atstatymo kaštai surašyti paviršutiniškai, dalis statybų darbų būtinųjų nėra net įtraukta. Ar žmogus pamiršo per laiką, ar išsigando, kad savo išvadas teks pagrįsti teisme ginčo atveju, nes statybų bylose liudyti eksperto rolėje nėra vienas iš paprasčiausių užsiėmimų ir ekspertai kaip taisyklė tokių darbų vengia, todėl kad jiems už tai nieko nemoka, tai nėra labai malonus darbas. Panašu, kad stengiasi savo vertinimus daryti tokius, kad mažėtų draudimo bendrovės pasipriešinimo tikimybė ir tikimybė vėliau savo vertinimus grįsti teisme. Ir žodžiu, žiūriu aš šitą išvadą ir galvoju, Tai jeigu dabar ir šita grandis mane nori permesti pirmybę, o tiksliau rūpinasi savo paties sėdimosios komfortu, tai aš nebežinau daugiau šiame pasaulyje, kuo pasitikėti ir kuo tikėti. Ir čia svarbu pažymėti, kad jis galėjo sau leisti neįtraukti dalies mano jam pateiktų įrodymų į dokumentą, ką jis ir padarė, ir išvadas pateikti remdamasis medžiagą savo selektyvia nuožiūra atrinkta. Ir pasakyti, oi, žinai, sorry, aš nelabai visus gavau, aš ten gal tokių negavau, todėl, kad nebuvo galima įrodyti, kokius dokumentus jisai gavo, nes viskas buvo siunčiama, visi dideli failai buvo siunčiami per WeTransfer programėlę, ne per elektroninį paštą, o iš tos programėlės ištraukti įrodymus, kokie failai iš tikrųjų visi kokie buvo gauti ir kuo remiantis jis vienus įtraukė į dokumentą, o kitų neįtraukė. Aš neturėjau kaip. Bet čia ir vėl mane ištraukė mano kontrmanipuliacinės žinios. Aš pradėjau laiškais komunikaciją vykdyti tam tikrą sistemingą seką. Pirmą paprašiau patvirtinti, kokia konkrečiai medžiaga mano jam siusta buvo iš manęs gauta. O tada ėmiau kryptingai uždavinėti klausimus ir per juos vesti prie konkrečių atsakymų pateikimo, o kokiegi remonto darbai atsižvelgiant į užfiksuotus įvykio faktus pagal statybų reglamentą turi būti atliekami tokios žalos dalies atžvilgių, o kokie turi būti atliekami tokios žalos dalies atžvilgių. Ir tokiu būdu sudariau sąlygas pačiam vertintojui jo paties pateikiamos informacijos būdu padiktuoti trūkstamas vertinimo grandis, kad būtų sąžiningai surašyti visi žalos aspektai ir detalūs remonto darbai. Žalos išvadą žmogus praplėtė, papildė, į dokumentą įtraukdamas visą mano jam siųstą įrodymų medžiagą. Ir tai buvo mano mažytis pasiekimas, kuris man suteikė vilties nenuleisti rankų ir eiti toliau. Nepriklausomo statybų eksperto vertinimą pateikiau draudimui su reikalavimu išmokėti kompensaciją pilna apimtimi, su kuo draudimas aišku nesutiko ir kilo ginčas. Ko pasiekoje draudimo atstovas, o jau tuo metu bendravau ne su vadybininkų kategorija, bet su vadovų kategorija, atstovas, veikdamas lygiai iš tų pačių narcisistinių, klasikinių jėgos ir ultimatumų pozicijų, prisidengdamas mano tariamų nebendradarbiavimu, mane nubaudė, nutraukdamas mokėti pakaitinio būsto nuomos kompensavimą. Tuo pat laiku iš advokatės gavau laišką, kad vaiko tėtis, ką tik tai pasibaigusio teismo nutartį, apskundė apeliaciniam teismui. Ir kad dabar man reikia pateikti apeliaciniam teismui atsiliepimą, už kurį advokatė paprašė dar vienos 4-ženklės sumos. Ir atsitiktų man taip, kad mes su dukra ką tik išsinuomotame bute
vėl pradedame stipriai sirgti, siaubingai skauda galva, visi tie patys kartojasi pelėsinės intoksikacijos simptomai, o aš dabar pelėsinės intoksikacijos simptomus su niekuo nebesupainičiau. Ir aš suprantu, kad mes vėl įsikėlėme į pelėsinį butą, kuris atrodė labai tvarkingai, bet panašu buvo išgyvenęs tą pačią užpylimo krizę. Ir kad dabar aš moku mokestį nebe už vieną pelėsių apimtą butą, o jau už 2 vienu metu. Ir kad man reikia skubiai ieškoti kito buto ir su vaiku ir visais daiktais kraustytis jau 3 kartą per 3 mėnesius. Žodžiu, turėjau susigalvoti, iš ko vienu metu aš mokėsiu ir būsto paskolą, ir būto nuomą, ir apeliacinio teismo išlaidas, ir visų ekspertų paslaugas, o žalio supratimo neturėjau, iš kur man tuos 1000 ištraukti ir iš kur man paimti dar jėgų dar vienam persikraustimui. Primenu, čia ta pati, kuri siekia, kad joks žmogus neturėtų galios jos iškraustyti iš namų. Tai dabar aš galiu su šypsena pasakoti apie tuos laikus. Bet tuo metu stresas tai buvo neišmatuojamas. Aš naktimis praktiškai nebemiegojau. Aš guldavausi 11, keldavausi 3, medituodavau iki 5, o tada eidavau į darbą ir dirbdavau su vaiku ir vaikas į darželį. Ir kas tuo metu sekė mane Facebook puslapyje, tuo pačiu pavadinimu kaip šitas kanalas, tie galėjo matyti per mano pasidalinimus mano būseną tuo laiku, iš kurios matosi, kad aš praeinu vieną sudėtingiausių savo transformacinių slenksčių savo gyvenime. 22 metų sausis vasaris man buvo pats juodžiausias taškas mano gyvenime. Tame taške atrodė, kad aš jau nebežinau, iš kur aš dar galiu paimti bent lašelį šviesos, kaip man gyventi toliau. Man buvo labai, labai tamsu. Tamsu. Vienu momentu buvo taip aptemę, kad mane ant siūlo laikė tik tai mano didžiulė meilė gyvenimui ir angelai, kurie, nepaisant nieko, mane ant savo sparnų nešė į priekį, pakėlė už alkūnių. Tada buvo išbandoma jau ne mano asmenybė, o mano amžinosios dvasios tvirtybė. Tuo metu aš tiek visko išsipaleidau, tiek išsiatleidau, tiek išsiraudojau, išsigėdėjau ir išsipanikavau, kad Dievas mane nulaistytą ašaromis iš naujo kaip minkštą molį lipdė savo rankose. Buvau peraudžiama kaip audeklas transcendentinėse gyvenimo staklėse. Vyko totali alchemija. Viskas, iš ko tuo metu aš generavau pajamas, buvo mano atvirukų veikla, kurios pajamų užteko baziniam pragyvenimui, bet visiškai neužteko tuo atveju, jeigu išlaidos mėnesinės kelis kartus ima viršyti įprastą normą. Plius išsikėlus iš namų, kuriuose buvau įsirengusi darbo vietą, aš nebeturėjau sąlygų kitur dirbti normaliai, todėl kad visos priemonės ir darbo vieta pritaikyta buvo įrengta mano bute. Taigi nusprendžiau, kol viskas su butu išsispręs, laikinai įsidarbinti samdomoje darbovietėje. Tuo laiku finansiškai kažkaip išlaikyti galvą virš vandens man labai padėjo mano močiutė, mano mama ir tam tikri protingi finansiniai veiksmai. O neišprotėti padėjo labai meditacija ir labai glaudus ryšys su aukštesnėm šviesos būtybėm. Ir kaip jau aišku, nei viena šalis, nei draudimas, nei statytojas nesutiko geruoju, sąžiningai išmokėti užpylimo žalos pilna apimtimi. Ir aš atsidūriau kaip tarp 2 ugnių, tarp 2 priešpriešų, ir vieni priešinosi, ir kiti. Ir iš tikrųjų aš iki galo nežinojau, ar man pavyks atgauti savo namus, ar man pavyks juos grįžti, ar man pavyks juos atstatyti iki pirminės būklės, kurioje nusipirkau visai neseniai. Grįžti į tuos namus, kuriuo aš taip troškau, kuriuo aš taip siekiau, dėl kuriuo aš investavau šitiek daug energijos. O visas paradoksas buvo tame, kad ašgi juos pirkausi su pagrindiniu ketinimu, kad niekas niekada manęs iš mano namų negalėtų išvaryti, kad visa situacijos kontrolė priklausytų tik man, būtų tik mano rankose. Pasakykit komentaruose, mėly visatos dėsnių žinovai, kas atsitinka žmogui, kai jisai eina į tikslą iš ketinimo kontroliuoti. Teisingai. Štai aš sėdžiu nuomojamame bute, jau 2 kartus persikraušysi per 2 mėnesius ir ant nosies laukia manęs 3 kraustymasis. Iš savo pačios namų labai sėkmingai išvaryta, tik tai tiek, kad ne konkretaus žmogaus, o konkretaus įvykio. Ir kur dabar mano situacijos kontrolė? Subiniai. Ir nors juokinga nelašo nebuvo, aš supratau, kad visatos mokymų metodams lygių nėra. Kokias visatos pamokas aš išsinešiau šitos odisėjos, mes pakalbėsime video pabaigoje. Klausyk toliau. Vasario mėnesį, turėdama pateikti savo atsiliepimą apeliaciniam teismui į skundą, aš labai realiai suvokiu, kad paimti lėšų advokatį į dar vieną atsiliepimą aš nebeturiu iš kur. Po viso to, ką jau per paskutinius mėnesius man teko finansiškai pakelti. Ir aš nusprendžiau apeliacinėme teisme atstovauti save pati.
Jau svarsčiau mažai, pagalvojau, kad turiu aš ir argumentų, turiu aš ir smegenų ir kad tai bus pats racionaliausias variantas. Susisiekiau su viena nuostabia pažįstama mergaitė teisininkė iš mūsų grupės Išgyti po narcizo, kuri ir pati praėjo pačius sudėtingiausius teismo procesus su vaiko tėčiu narcizu. Ir mes dviese per porą dienų ir naktų paruošėme atsiliepimo dokumentą, kurį aš pati po to ir pateikiu apeliaciniam teismui. Dar vasarį man parašo statytojas, o tiksliau naujas įmonės direktorius, nes ankstesnį spėjų išmetė. Ir naujas pradėjo siūlyti spręsti situaciją iš naujo. Kadangi jau buvau praradusi pasitikėjimą vadovaujančią grandimi ir užgrūdintas spalvingos patirties, tai vilčių šviesiom perspektyvom teikti aš visai neskubėjau. Bet ir nespjoviau į tai. Viskas, ką aš padariau, tai aš savyje įjungiau labai šaltą derybininko subasmenybę, kurią tik dėka šito derybų proceso atradau turinti. Ir turinti visai nepieščia. Tai prasidėjo mūsų labai ilgas derybų kelias dėl žalos pasekmių kompensavimo. Kovo 3 kartą persikėlėm į dar vieną nuomojamą butą, kur ačiū Dievui baigėsi reikalai su pelėsiu ir mes galėjom nusėsti vienoje vietoje šiek tiek ilgesniam laikui. Tada paraleliai kreipiausi į Lietuvos banką su skundu dėl draudimo bendrovės veiksmų ir su prašymu išnagrinėti ginčą. Čia reikia pasakyti, kad Lietuvos bankas neturi teisinių įgaliojimų priversti bendrovę vykdyti nutarimus, nes tie nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio. Bet paprastai įstaigos tas rekomendacijas vykdo, nes yra suinteresuotos tiek savo reputaciją, tiek išvengti teismų. Kol Lietuvos bankas nagrinėjo ginčą tarp manęs ir draudimo, rinko įrodymus, aš kantriai derėjausi dar ir su statytoju. Visą tą laiką laisvo nuo darbo metu, įskaitant ir naktis, nes vakarai, savaitgaliais, ligų metu aš visų pirma esu mama, tai aš sėdėjau ir rašiau arba paaiškinimus Lietuvos bankui, arba strateginius darybinius laiškus statytojui. Mano noras konstruktyviai išspręsti situaciją buvo didelis, bet viltis tai padaryti buvo tik miniatiūrinės. Ir aš tikrai buvau nusiteikusi rimtai, jeigu prireiks, eiti į teismą. Nepaisant to, kokia sudėtinga buvo mano finansinė situacija, aš buvau praktiškai dugne, aš žinojau, kad aš vis tiek kažką sugalvosiu, todėl, kad aš jaučiau, kad šita situacija yra vienas lemtingų kritinių mano gyvenimo savigynos taškų, kur apginti save man yra kritiškai svarbu ir privaloma, nes nuo to priklausys visi tolesni mano gyvenimo scenarijai, visi. Ir praeitas teismas su vaiko tėčiu man panaikino teismo baimę, kurią aš iki tol turėjau. Ir tas mano užtikrintumas, tas mano pozicijos tvirtumas derybose ir silpnumo nedemonstravimas siuntė signalus visoms įtrauktoms šalims, kad aš atgal neatsitrauksiu. Aš eisiu į priekį, kiek reikės, kol mano tiesa taps girdima ir paisoma. Kas man davė jėgos neblaškomai eiti, tai teisingumas, kuris ir buvo mano motyvacinė jėga. Ne ramybė, ne komfortas, ne piniginis išskaičiavimas, nenoras keršyti, o amžinoji teisingumo vertybė. Kitas žmogus, žiūrintis paprasčiau, gal jau seniausiai būtų į viską spjovęs ir pasidavęs pusiaukeliai, nes pačiais didžiausiais išsekimo momentais žemesnės ar vidutinės grandies vertybės, jų traukiamoji jėga nėra pakankama išvežti viso situacijos svorio. Vienintelės, kurios tokiais laikais išveža, tai yra tik aukščiausios grandies vertybės ir jų įtaka elgesiai. Kas lygiai taip pat buvo pagrindas ir praeinant skyrybas, o vėliau ir teismą su vaiko tėčiu. Man labai svarbu, kad aš savo gyvenime elgčiausi pagal savo vertybinį vidinį kompasą, pagal savo vertybės, pagal tai, kas yra aukščiausia mano vertybių skalėje. Ir tik šituo algoritmu vadovaudamasi aš galiu pasiekti ir pasiekiu pilną pasitenkinimą gyvenimu. Ir štai 22 metų balandį, po 9 mėnesių polkos su ragučiais, iš mano zodiako ženklo pagaliau išeina juodasis mėnulis. Ta patį balandį apeliacinis teismas išnagrinėjęs gautą medžiagą, vaiko tėčio skundą atmeta, o teismo sprendimą palieka galiojančiu. O vasarą Lietuvos bankas išnagrinėjęs jau mano skundą, pateikia man palankę išvadą su rekomendacija draudimo bendrovei išmokėti man visą kompensaciją pilna apimtimi, kurios reikalavau. Ir su ta išvada aš kreipiuosi į draudimo bendrovę. Ir 22 metų rugpjūčio pabaigoje, praėjus lygiai pusiai metų sistemingo laiškų, dokumentų rengimo ir atkaklių derybų vedimo, ir praėjus lygiai metams po užpilimo, tuo pat metu man kompensaciją pilną savo apimtimi sutinka išmokėti iškart abi atsakingos šalis - ir draudimas, ir statytojas. Ir man belieka rinktis, iš kieno rankų aš noriu kompensaciją priimti. Kai aš gavau kompensaciją,
nuo manęs tarsi nusirito sunki uola. Aš tam momentui nuo pelėsio, o kartu ir nuo streso jau buvau praradusi beveik visą uoslę pilnai. Vizualiai per trumpą laiką jutau, kaip susenau, kaip suvytau. Tiek iš veido, tiek fiziškai. Fiziškai ypač pasijuto biologinis amžius. Jeigu prieš tai aš jaučiausi gerokai jaunesnė už savo biologinį amžių, tai po to dabar šiai dienai aš jaučiuosi gerokai vyresnė už biologinį amžių. Nieko keisto, nes chromosomų telomerai, kurie yra atsakingi už jaunystę, nuo streso labai stipriai trumpėja. O ko jau ko, bet streso mano gyvenime buvo įvalės, gausiai. Taigi pradėjau planuoti buto remontą. Šiek tiek man užtruko susirasti darbininkus, išlaukti savo eilės, susipirkti medžiagas, bet 23 metų kovo remontas buvo baigtas ir visas konstrukcijas aš atstačiau iki jų ankstesnės estetikos. Grįžom gyventi, visos konstrukcijos idealiai sutvarkytos, o mūsų su vaikų kūnai vėl pradeda intensyviai sirgti pelėsio intoksikacija. Toks neplanuotas dežaviu. Aš čia nesiplėsiu į pelėsinės intoksikacijos simptomus, bet gyvenimo kokybė iš 100 balų nukrenta iki 10. Aš nesuprantu, kas vyksta, aš vėl ieškau priežasčių konstrukcijose, mes vėl su darbininkais keliame ką tik šviežiai sudėtas naujas grindis ir beieškodama aš suprantu, kad konstrukcijos čia ne prie ko. Viskas idealiai išdžiūvę, viskas idealiai išpurkšta nuo pelėsio, su konstrukcijom viskas ok. Visa problema yra virtuvės baldinėse plokštėse. Jos per užpilimą sugėrė drėgmę iš grindų ir nors jau yra seniausiai išdžiūvę, bet tos plokštės dabar yra pelėsio sporų saugyklos. Ir kad būtina buvo keisti ir virtuvę. Nepaisant to, kad išoriškai jie atrodo kaip saldainis, nauja balta glencinė. Čia dar aš noriu pažymėti, kad ne visi žmonės yra alergiški pelėsiui ir ne kiekvieno žmogaus organizmas vienodai reaguoja į pelėsio intoksikaciją. Bet iš esmės plačiai žinomas faktas, kad pelėsis yra labai toksiška gyvybės forma. Man labai buvo sunku suvirškinti šitą lūžio momentą, todėl kad norėdama likti toliau gyventi bute, aš turėjau iš kažkur susiveikti dar 4000 pinigų, aš nežinojau, iš kur juos paimti, o jeigu ir būčiau turėjusi, aš tikrai jau labai stipriai abejojau, ar vis dar noriu investuoti visą savo dėmesį ir energiją į šitą butą, kurį įsigijant man jau kelyje visata barstė tiek daug kliučių, tiek daug perspėjimų, tiek daug ženklų, kad gal tu palauk, gal tu sustok, gal tu neforsuok, čia pasižiūrėk, ar čia tikrai tau. Kad po viso šito aš pagaliau pradedu atsikimšinėti ausis ir girdėti, ką iš tikrųjų man nori pasakyti visata. Kad klausyk, čia yra ne tavo vieta. Tau gyventi reikia šiek tiek kitaip. Ir labai lėtai, ir labai skausmingai, bet mano viduje užsileidžia buto paleidimo procesai. Buto, kurį galima sakyti, aš buvau įsikandusi ragais, nagais ir dantimis. Aš bute planavau pragyventi visą savo gyvenimą. Butukas mažas, bet jisai man labai patiko, jis nuo pat pradžių man krito į širdį, tai buvo mano meilė iš pirmo žvilgsnio. Ir ištraukti, tiesiog išplėšti jį iš savo širdies, iš savo sielos, iš savo minčių, iš savo proto, iš savo kontrolės, man buvo sunku. Ir čia turbūt buvo mano paskutinis didžiausias smūgis, per kurį aš netekau kažkurios savo vidinės kibirkšties dalelės. Ir kuo toliau, tuo mažiau man darėsi įdomu gyventi, toks visiškas prasmės praradimo jausmas. Atrodo, tiek visko dariau, stengiausi ir kur aš atėjau ir kas dabar. Bet aš tuo metu jau gerai žinojau, kaip su tokiamis būsenomis dirbti, kad jos tavęs nesunaikintų. Būtent šio periodo metu aš parašiau ir rašiau vieną stipriausių savo transformacinių meditacijų, kurią esu paskelbusi viešai, jinai yra laisvoje prieigoje, jūs galite ją susirasti, užėję į mano Facebook puslapį Ieškok šviesos viduje ir paklausę prajusti, ant kiek tai yra stipri ir galinga malda, galingas instrumentas dirbti su savimi transformacinių lūžių metu. Taigi mes 5. kartą per 1,5 metų išsikraustome į dar vieną nuomojamą butą ir aš 2023 metų vasarą savo butą parduodu. Butą įsigytas su valstybės subsidija. Grąžinu valstybės subsidiją, todėl kad buvau nepralaikiusi buto 5 metus nuo įsigijimo. Sustabdau, atsisakau paskolos banke ir grįžtu į pradinį tašką, iš kurio atėjau. Bet tik išoriškai į pradinį tašką. Vidinis turinys, praėjus visą šitą piligriminę kelionę, yra visiškai kito žmogaus, negu tas,
kuris į šį miestą atsikraustė prieš 4 metus. Turinys yra brangiausia, ką aš šioje kelionėje gavau ir ką apskritai gyvenime brangiausio galima įgyti. Turinys, ne pakuotė. Kodėl skelbiu šį pasakojimą? Esminis mano tikslas – perteikti kelionės per gyvenimo džiunglės, per gyvenimo kalnynus, per gyvenimo dykumas, per gyvenimo pelkes, perteikti landscape'o reljefiškumą, ekstremalumo mastą, spalvingumą. Kad tai, kur mes atėjome, šios žemės platforma ir tai, kaip joje trutuliojasi procesai, tai nėra slydimas lygia glensinė danga. Nėra ir neturi būti. Ir viskas su tuo yra labai gerai. Kad normalu, kad paviršius dažnai turės šiurkštų reljefą ir jeigu mes neturime tam išdirbtų įrankių, nemokame apsieiti su materialia plotme, į kurią atėjome, kitaip tariant, nardymui nesame pasiruošę akvalango, tai kelionė bus labiau stresas negu pramoga. Tokiu atveju, kai žmogus laiku nepasirūpino įgyti reikalingų priemonių turimam keliui praeiti, tai turbulencinis procesas jam yra būtinas, kad padėtų suprasti tų įrankių įsigijimo būtinybę ir apmokintų tais įrankiais naudotis. Visata žmogų ugdo, skatina gamintis įrankius ir juos taikyti praktikoje. Nes būtent toks žmogus, tokia ląstelė kosmosui yra naudingiausia. Sveika, adaptuota, evoliucionuojanti kosmoso ląstelė. O kai tuos įrankius įgyjai ir įgudai naudoti, tai važinėkis tu savo sveikatą, tau tie atrakcionai bus smagu, nebaisu. Taigi, kokias aš ištraukiu gyvenimo pamokas, pasidariau išvadas ir kokius įrankius nusikaldinau dėka viso šio pasivažinėjimo intensyvioje gyvenimo karuselėje. Pirma, aš norėjau gyventi kuo stabiliau, kuo sėsliau, kuo ramiau, kuo patikimiau, kaip ir dauguma mūsų. Garantijų, garantijų, garantijų. Ypač susilaukus vaikų. Tai yra absoliučiai normalus mamos instinktas. Bet be instinkto dar mane labai stipriai veikia ir mano vidiniai blokuojantys įsitikinimai, kurių didelę dalį centrifuga labai švariai išskalavo, taip švariai iki traškesio. Dabar aš labai pritariu Anastasija Kerė posakiui, kad vienintelis dalykas, kurį mes garantuotai gyvenime turime, tai kad mes mirsime. O dėl visų kitų dalykų gyvenime niekas garantijų nesuteikia. Ir niekas neturi jų suteikti. Gyvenimas tuo ir ypatingas tokia jo ir funkcija. Ir jei mes norime kažko geresnio, negu mes dabar turime, tai mūsų darbas yra nustoti blokuoti pokyčius, išmokti nustoti juos blokuoti ir kaip tik vietoj to imti juos pasitikinėti. Nustoti vengti diskomforto kelyje, nes diskomforte ir yra raktas į proveržius. Ir visa ši bet kokia stabilumo atramas iš po mano kojų išmušusi įvykių virtinę man labai vaizdžiai davė išmokti, kad nepastovumas yra pastoviausia gyvenimo sąlyga. Nebijok paleisti stabilumo ir tu jį įgysi. Todėl, kaip bebūtų netikėta, dabar aš jaučiuosi daug stabilesnė negu tada, kai turėjau savo būstą. Nebepanikuoju nuo minties, kad man su vaiku reikėtų kažkada kažkur kraustytis ar šiaip tiesiog susidrumsti įprastus vandenis. Antra, patys stipriausi smūgiai, tie patys tamsiausi taškai mane labai stipriai paruošė ir išugdė labiausiai palaikyti visų pirma save ir savo nuomonę. Nepaisant to, ko iš manęs nori, tikisi, kur mane kreipia kiti žmonės ir kokie yra jų interesai, likti ištikimu savo. Išmokau būti savo pačiu didžiausiu sąjungininku, pačiu didžiausiu palaikytoju, pačiu didžiausiu treneriu. Pati savo aš tapau labai sumoniu mentoriumi, žinančiu, ką ir kaip pasakyti kiekvienoje situacijoje, kad atsirastų viltis gyventi, kad atsirastų vėl noras gyventi, nepaisant to, kad atrodo, kad jau paskutiniai lašai nuo dugno yra išgremžti, paskutiniai lašai vilties ir tu pats be jėgų guli ant to dugno. Trečia, ką aš supratau visoje šitoje savo kelionėje, tai kad 90% problemų sprendžiasi piniginiu būdu ir kad mes, turiu omeny tautinį mentalitetą, iš senų laikų turėdami tokias nuostatas būkim biedni, bet teisingi, ne piniguose laimė ir taip toliau, dažnai nuneiginėjame pinigų svarbą mūsų gyvenime. Pinigų kaip įrankio sutvarkyti labai daug procesų, apeliuodami į tai, kad jeigu tu esi moralus, turi aukštas vertybės, esi dvasingas, tai nesuderinamas su materialumu ir pragmatiškumu. Gali būti arba menininkas, arba verslininkas, arba dvasingas, arba turtingas. To pasiekoje dažnai savo gyvenime surežisuojam tokias situacijas, kur mes pasirinkdami dvasingumo ar meniškumo kryptį, nesąmoningai save užprogramuojame neturtui. Tai yra nesąmoningai priimame neturtingumo sąlygą. Tarsi pinigų turėjimas blokuoja aukštesnį pradą. Bet prada neblokuoja aukštesnio prado. Dermėje jie kuria naujus pasaulius. Ir tai man buvo didžiausia pamoka, kad šioje materialioje plotmėje, kurioje mes visi esame inkarnavę,
Norint būti laimingu, neužtenka augti tik tai dvasingai. Reikia augti ir pinigingai. Palaikyti balansę abu savo pradus. Skatinti vystymąsi ir progresą. Tiek vienam, tiek kitam. Vienodai abipusiai. Ir aš turėjau tą programą, kad materialumas blokuoja dvasingumą. Ir todėl didžiąją gyvenimo dalį, jausdama trauką dvasiniams dalykams, aš nesąmoningai save programavau atsiriboti maksimaliai nuo materijos. Ir todėl labai nestabiliai joje stovėjau. Su šiomis nuostatomis aš dirbu, su jomis būtina dirbti, nes jei aš neturėčiau nuo mažens įdiegtų tokių nuostatų ir šitų programų, man daug geriau būtų sekėsi stovėti šitoje turbulencijoje ant kojų, aš būčiau prisisegusi pragmatiškai saugos diržais. Ir pinigai mano situacijoje būtų ne tai, kad išsprendė 90% problemų, bet jie būtų padėję neatsirasti 70% problemų, kurios atsirado būtent dėl mano finansinio nestabilumo. Ir prie finansų temos kalbant apie narcisizmą, tai didžioji dauguma nuo psichopatų, narcizų priklausančių moterų ir kenčiančių nuo jų turi tokių globalių sunkumų išeiti iš santykių visų pirma dėl to, kad yra pilnai priklausomos nuo svetimų pinigų ir neturi finansinio raštingumo. Ir jeigu aukos pakankamai uždirbtų pačios, su didžiaja dauguma problemų jos susitvarkytų daug lengviau ir greičiau. Tai pirmoje dalyje ir minėjau, mane nuo visiškos prapulties išgelbėjo būtent tas faktas, kad aš išeidama iš santykių turėjau, nors nedidelę, bet finansinę pagalbę. O kiek daug moterų pagalbės neturėdamos yra priverstos gyventi pragare. Todėl mano išvadomis pirmas raktas išėjime iš pragaro tai yra kelti savo finansinį raštingumą, o tada iš paskos ir savo psichologinį raštingumą, ką jūs jau sėkmingai darote, jeigu žiūrite šį kanalą. Mano mielas klausytojau, štai čia savo ilgą pasakojimą apie linksmą pasivažinėjimą gyvenimo atrakcionų parke aš baigiu. Jeigu nori prisidėti prie šio pasaulio klestėjimo, stiprėjimo ir švytėjimo, arba pats pradėk pasakoti apie savo gyvenimo išbandymus socialiniuose tinkluose, arba uždėk riebų laiką ant šito video ir padėkime jam prasiskinti kelią per algoritmus iki daugybės kitų žmonių, kurie semsis jėgų iš mano pavyzdžio savo pačių gyvenimo kelioniai praeiti. Mes juk čia nesame kiekvienas atskirai kas savo, mes esame čia visi kartu kolektyviai, vieni su kitų pagalba atliekantis savo užduotis ir padedantis kurti šviesiai šios planetos ateičiai. Ji priklauso nuo mūsų veiksmų dabartyje. Visų jūsų komentarus perskaitau ir kiekvienam mintise pasiunčiu šviesos. Čia buvo Kristina ir mano kanalas Ieškok šviesos viduje.